vėlgi tas yra geras jūsų pastebėjimas ir mačiau pas jumis keletą publikacijų jūsų portale buvo pasirodžiusios būtent apie paskutinis, kaip ten sakė, pietiniai Šiaulių kronika, kur yra ir tenais yra Pelidžiukų kronika, yra Apuokų, tai lygiai tokia pati kronika ir su konservatoriais. Tai kada Šūra penktadienį skrido iš lizdo nuo mamos atitrūkęs nuo Šimonytės, tai ir taip pirmų laviravimų ir tieškėsi į žemę. Bet jo, praeitą savaitę, faktas, kad tai, kas vyksta pas konservatorių, negaliu sakyti, kad ir Nemuno aušroje gali nevykti po metų, po 2, labai dėl paprasto dalyko, nes jėgos, kurios norės viduje kelti neramumus, jie suranda tos trigerius, kurie darys. Tai pirmasis trigeris, kuris labai tvarkingai parodė, kad Laurynas Kasčiūnas, labai prastas partijos pirmininkas, neturi nei žmonių pasitikėjimo, nei partijos pasitikėjimo, nei Seime. Tai buvo įsiūstas Maldeikiukas, pirmas, žinot, kario metu, kur eina vėliava, toks pusiau girtas šveikas ir bando kažką pažiūrėti, čia kris nekris tas. Ir kur atsitiko, ir Laurynas kaip tas, nacistinių ideologijų skleidėjas, to Hitlerio ideologinių skleidėjas, jis iš karto pradėjo pirmą mušti. Tai kai pradėjo mušti Maldeikį, tada visi pakilo vertybininkai, konservatoriai pradėjo, ne, Laurynai, tu klaidą darai, tu jo patau duosim. Tai o lygiagrečiai buvo užvožta ir Ingridai Šimonytei. Taigi mes prisiminkite skandalingą istoriją su Jurga, buvusi švietimo ir mokslo ministrė, ten kai buvo su Kauno tarybos nariais Čekučiais. Prisiminkite su Gintarės Skaistės istoriją. Kam gali neatsitikti, kad bus girtas? Ko gero visiems gali, tai būtų negali sakyti, kad va, čia jau taip ir taip. Bet kai jie yra tokie, moralės ir krištolos kleidėjai, ir kai ten pagauna girtą ir įpučia geras promilės, kai tarybos nariai, kur Kaune nereikėjo teikti ataskaitų, berods ar 17 000 ir kiek Gintarė Skaistė pasiėmė, reikėtų tą sumą tiksliai sutirkinti, bet man atrodo, kažkas apie 17 000 buvo, gal net ir daugiau. Ir tada kaip? Ir tada tu prisimeni istoriją Šurajevo, kur Ingrida Šimonytė ten vos neapsikabina, bučiuojasi ir sako, tu mano mieliausias, aš tavo gražiausias, kaip toj dainuoji, tik nežinau, kurie šie atlikėjai tą dainą atlieko, tu mano paukštelis, aš tavo zilutė, ne? Tai jeigu tavo įdėjus tos dainos žodžius ir parodžius, kaip jie viens kitam simpatizuoja vasario 14, tai taip. Bet baisiausia yra kitoj vietoj, kad žurnalistai ryte šeštadienį pradėjo plauti munduro Šurajevo ir sakyti, kad tai yra viskas ok, viskas gerai. Ir jo toks interviu atrodo 12 valandų pasėdėjau, tai dabar supratau maždaug, kad čia narkotikai gal ir nėra blogai. Bet tai, jeigu ką, aš juos vis tiek vartosiu, nors sako, aš gavau pamoką. Tai man tada įdomu, tai kiek to pamoka gali trukti. Tai esmė, tai mesgi ko gero savo artimų rate turim ne vieną žmogų, kuris yra ir nuo narkotikų priklausomas, ir žolės pavartoja, ir gal vienų ir kitų narkotinių psichotropinių medžiagų vartoja. Bet, jūs nematėt, kad jis eitų didžiuotųsi ir čia maždaug liptų rotušiai ant tribūnos ir sakytų, aš čia toks esu. Bet smūgis čia yra kitas. Smūgis yra visiems LRT gynėjams, halturčikams ir tiems valstybės kūrėjams, kur statusą gavo. Taigi jie moralizavo, kokie čia visi kitokie yra, kokie nusenę, kokie nukvakę, maždaug kaip jūs nieko nesuprantat ir panašiai ir panašiai. Ir dabar jų tas, Šventas Kristoforas, Šurajevas, jisai nugriūva, ir dar pasirodo tą video, kuris ten triusikus nusimauna parodymo metu ir sako, reikia būti kukliam. Viskas tai sudeda. Ir tai susieina į konservatorių rinkiminę kompaniją ir negana to dar Bartaševičius apsivožė. Tai bet apsivožė LRT, kai LRT tiesioginio teismo metu transliuoja pavardės, žmonės ir panašiai. Tai aš tą turiu įsikirpęs. Man tai yra šiurpas, jeigu aš prisimenat mano, kai buvo ten padaryta klaida su mokiniais sąrašais, kurie važiuoja, bet ten jokių duomenų nebuvo atskleista, vardas ir pavardė buvo. Tai koks skandalas kilo, Šmilytė kaip piktinosi, kaip jinai čia draskėsi, kaip ta tarybiniai laikų su Milinė, su Pufaika, kur ateidavo ir ten daužėsi. Bet dabar žiūrėkit, šitos Šmilytės Milinės nėra. Niekur nesipiktino LRT, nesipiktino laisvo žodžio gynėjai, kad vardai, pavardės buvo paminėti. Kur jūs manėt, kad paimtų žurnalistas interviu iš tėvų, kaip jaučiasi jų vaikai, kaip jaučiasi tėvai, kad taip įvyko? Nėra apie tai. Tai dar kartą parodo, kad ranka rankam plauna. Nemaloniausias dalykas, kad jaunimo tarpe esantis nuomonių formuotojai, influenceriai tarsi sako, tai gal dabar Šurajevo pavyzdys
pastumė Seimo narius legalizuoti narkotinės psichotropinės medžiagas. Tai netgi tokios buvo interviu įmami ir straipsniai rašomi, 15 minučių, man atrodo, buvo, gal klysiu, bet man atrodo, 15 minučių buvo vieno iš muzikanto duotas interviu, perspausdintas. Tai įsivaizduokit, reiškia, mes nekuriam vertybinį pasaulį, mes nesakom, kad tai yra blogai, bet mes priešingai, mes siūlome vartoti, siūlome narkotinės psichotropinės medžiagas legalizuoti ir sakyti, kad tai yra viskas tvarkoj. Nors mes puikiai suprantam, kad jos yra, mes puikiai suprantam, kad jos rinkoje cirkuliuoja, mes puikiai tą dalyką žinom, kad tu nueiki bet kurio šito influenceriaus arba nuomonės formuotojo jų rengiamą koncertą, tai ten ko gero trečdalis įsivėsi su antrankiais, nes jie ten tikrai turėtų būti gerai pavartoję. Tai va toks, man tai toks, sakyčiau, dviprasmis dalykas. Ir va toje istorijoje vyskupo Panevėžiuko Konecko labai geras pasirodė interviu, kuris jis sako, tai kas yra LRT mitingė, tai nusikaltėliai, sako, dalyvauja, ne? Tai va vėlgi, jeigu mes palyginsim nekilnojimo turto, kada buvo protestas, šeimų maršas, kada buvo ir kada LRT, ir tu supranti, kad tai yra Šurajevo lygio žmonės, kurie leidžia valstybei toleruoti vykstančius procesus. Tik tiek man įdomu, ar tie visi LRT laisvo žodžio gynėjai, kurie šlovina Šurajevą ir visus kitus tos narkotikų vartotojus, kai jų vaikai pradeda vartoti narkotikus, jie taip pat džiaugiasi. Ar jie savo vaikams ištraukia iš kišenės ir sako, imsiu, duosiu tau dabar žolės, pradžioje parūkyto, po to duosiu miltelių. Va čia man kyla klausimas ir nei viena žiniasklaidos priemonė, jau eina kelinta diena, nebando analizuoti, nebando atsakyti klausimus, o kas bus toliau. Ir kaip tie žiūri, ir nueikit jūs paklauskit, kokios tenais, nežinau, Beatos Nicholson, paklauskit ten kitų, kurie ten šūkavo rėkavo už laisvą žodį, kaip jie žiūri tą situaciją. Ir jeigu jie pradės ginti Šurajevo istoriją ir jie pradės legitimuoti, tai jūs man pasakykit, o tada kodėl jie Palucką smerkia? Jeigu jie Palucką smerkia, sako, žiūrėkit, Paluckas įmonėje Ilte gavo beprocentinę paskolą, nes sako, kaip blogai. Jeigu kažkas įdarbina partietį, sako, kaip blogai. Jie smerkia, ne, jie ten vos ne kaip tokio ne Afganistane su akmenim ruošės užmėtyti. Bet kaip jų pačios gaujos rato bičas susivožė su narkotinė psichotropinė, sako, viskas tvarkoj. Tarsi jį legitimuoja, tarsi jį pastato aukščiau visų kitų. Situacija, kokią mes turėjom su Šurajevu ir kada gina jį. Tai čia yra, moralės dugnas, ko gero, yra pasiektas.